Nustatome funkcijos mažėjimo intervalą. Mums reikia nustatyti štai šitos funkcijos mažėjimo intervalą. Nubrėžtas kosinuso grafikas. Mes matome, kur funkcija y lygų kosinus x mažėja nuo 0 iki, čia tarp pi pusiau ir 3 pi pusiau yra pi, nuo 0 iki pi. Mūsų funkcija mažėja. Taigi mes galime galvoti, kad čia yra pasižymėti šitą reiškinį kažkokią raidę, arba tiesiog galvoti, kad šitas reiškinys turi būti būtent šitam intervale, kur mūsų funkcija mažėja, tai yra nuo 0 iki pi. Taigi užrašome 3x plus pi iš 3 turi priklausyti intervalui nuo 0 ir aišku plus periodas plus 2 pi k iki pi plus 2 pi k. Kai k yra bet kuris sveikas skaičius. Na ir dabar sprendžiame šitą nelygybę. Pirmiausiai atimam pi iš 3. Iš visų šitų dalelių atimam pi iš 3. 3x čia lieka. Tada iš 0 atimti pi iš 3 minus pi iš 3 plus 2 pi k. Ir čia yra pi minus pi iš 3 plus 2 pi k. K priklauso z. Galima čia suskaičiuoti. Šitoj vietoj bus 2 pi iš 3 plus 2 pi k. O čia bus minus pi iš 3 plus 2 pi k. Beliko padalinti iš 3. Truputėlį iš šoniuką pastrauksiu, nes ten nesimato. Dalinu iš 3. Tai pirmiausiai minus pi iš 3 dalinu iš 3. Minus pi iš 9 plus 2 pi k irgi dalinu iš 3. Ir čia yra 2 pi iš 3 dalinu iš 3, tai bus 2 pi iš 9 plus 2 pi k dalinta iš 3, kai k yra bet kuris sveikas skaičius. Ieškome teisingo atsakymo nuo minus pi iš 9 iki 2 pi iš 9 plus 2 pi k iš 3. Atsakymas D.